Valgyti darausi. Apviriau daržovės, perlinės kruopos. Visą vištieną supjaušiau. Kai nusipirkom savaitgalį, supjaušiau visą vištieną, suprieskoniavau. Ir vat savaitį tiesiog pakepu kiek reikia. Aš kepu ne tik savo, bet kartu, kaip sakant, mano vyras irgi kartu su manim pasirodo dietinasi. Tai žodžiu, kepu pilną keptuvę, vyrui, man, kaip sakant, per pusę. Jeigu tam nesuvalgau, tai kitai dienai lieka ant salotų, dar kažką. Bet žinokit, taip gaunasi, kad aš pavalgau pietus ir aš vakarienės nelabai noriu. Kaip kada, žinokit, jeigu sočių pavalgau, kaip ir sakiau, aš neskaičiuoju, aš nežiūriu. Bet aišku, nekraunu aš jau ten viso, kaip sakant, bliudo neiškaus. Sotų, nes su kruopom, mėsytę, šiek tiek žuvį truputėlį apmažinau, nes vien žuvimi maitintis nelabai gerai, tai vat kartais aš įtraukiu paukštieną. Inga pasiruošė, žodžiu, į lauką. Na, šitie bumbulai tai mane biški erzina, tai aš juos va šitaip. Lietuva. Žodžiu, kepurytė lietuviška. Ir ką, ir maunam striukę pukinę, šilta. Ir keliaujam. Žinokit, žingsnelių neskaičiuoju. Mane tas užknisa, aš būna sustoju ir taip toliau ir taip toliau. Kiek noriu, tiek vaikštau. Žodžiu, vaikščiosiu, kol šalt nepradėsiu. Gal nesušalsiu. Nu ne, vaikštat neturėčiau sušalti. Tai let's go. Nepafilmuosiu tikrai, nes tamsu lauke. Bet taip, Inga kartais vakarais dabar jau išeina. Šiaip nelabai gerai jaučiuosi, truputėlį gerklės skauda, bet vis tiek einu. Reikia. Nada, Fedė, nada. Kaip blizga sniegas. Aš jau visą valandą vaikštinėjau ir jau šutinu namo. Žodžiu, apsirgau. Temperatūras turiu. Labai nedaug temperatūros, bet jinai kyla pamiškė. Žodžiu, madam prisivaikščiojo vakar. Visą valandą aš vaikštinėjau per pusnynus ir taip toliau. Ir prisivaikštinėjau. Tai dar iš ryto nieko, bet, kaip sakant, vakarėja, jau vakarėja. Ir biški sveikatytė, biški prastėja. Ai, žinot, čia tokie orai dabar pas mus -10, -12. Nežinau, dabar mačiau, kad savaitgalį, man atrodo, ar tai šeštadienį, ar tai sekmadienį, jau -20. O čia, žinokit, išeini į garažą. Garaže irgi šalta. Neužsidedi nieko, kaip sakant, nepasisaugau. Aš ir vasarą sugebu, žinokit, prisidirbti reikalų. Tai basom pavaikščiota, pas mus grindys čia šaltus, labai ant betono, žodžiu, tai traukia visur. Tai tokia visa užkimus, žodžiu. Senai aš jau tai buvau peršalus. Aš dar galvoju, ar pernai aš sirgau. Greičiausiai, kad ne. Viskas praeis. Aš kol kas tų tokių vaistų kaip ir negeriu. Vakare tik kalsiu šito žalio brūdelio, kad galėčiau ramiai miegoti. Ir nemanau, kad man kažko ten reikia daugiau. Tegul savaime išsivalo. Geriu labai daug vandens šilto. Arbatų nenoriu, mane, žinokit, nuo arbatų pykina. Turiu tokį stebuklingą panelį,
kurį išsitraukiau neseniai. Va, koks mano puodukas. Smart, kaip sakant, puodelis. Įkaista. Nereikia lakstyti, tik tais reikia vis dasipilti vandenuko. Žodžiu, mes su vyru pakitom. Jis ten baigė pasveik, nors ne, jisai ten koso, aš jam sakau, tu nerūkyk dabar, kad galėtum greičiau pasveikti, nes tas kosulys pasis toksai, nu ką žinau, iš plaučių jau. Buvo laikas, kada ir aš rūkiau, ir aš kaip pagalvoju, tai man, oi, na, apie rūkimą tai čia gal nepradėsim kalbėti, ne? Jau filmuką įkėliau ir jūs, aišku, jį anksčiau pamatysite negu šį filmuką. Kaip sakant, Inga bus čia iš praeities. Bet būtent tą dieną atsikėliau, žodžiu, pamačiau, kad jau atrodau nekaip. Visa pakimus, iškimus, iš vis vos prakalbėjau iš ryto. Paskui biškėlį prasitreniravau, tai bet va garsiai negaliu kalbėti. Tai galvoju, išnaudosiu aš tą laiką ir išnaudoju aš tą laiką. Savijauta tokia, ką žinau. Temperatūros nedaug, bet tokia pakankamai aktyvi, nesu tokia prislėgta, tai ką žinau, bet link vakaro jau jaučiu, kaip sakant, neša, vėjelis mane kažkur, bangos neša. Geriausia nusinaitė. Ir geresnių. Žodžiu, gydomės. Net vilnonės kojinės išsitraukiau. Per šitiek laiko, kiek čia gyvenau, pirmą kartą vilnonės kojinės išsitraukiau. Nežinau, kieno čia. Jau neatsimenu. Kas šitas kojinės, kam siuntė. Gal man draugė čia siuntė. Sunku dabar pasakyti, kieno čia kojinės. Bet iš Lietuvos. Čia šitos kojinės iš Lietuvos. Atsiųstos. Ar čia mano draugė mano vyrui. Bet kadangi tokios plačios, kaip sakant, kojinytės. Aš papačią dar vienas užsidėjau tokias šiltas. Ir šildau, nes iš tikrųjų aš galėjau kojas per šalt. Kaip ir sakiau, čia grindys labai šaltos. O aš kažkaip užsidėjau kojinės ir be tapkių lakstau. Nu višta, nu ką padarysi. Tai ką padarysi su ta višta, ne? Nieko nepadarysi. Nu nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Tai vat, nieko praktiškai šiandien ir nenuveikiau. Dar norėjau išeiti lauką pasivaikščioti. Galvoju, tiek to. Tai dar nugriūsiu, kur dar senis važiuos ieškoti. Jo. Mokinatės kardinolų kalbą. O, vėlka savo vietai. Žodžiu, aš prikimus, žiauriai prikimus. Truputėlį yra užgalimas ir nosies, bet pagrindė tai gerklė. Va, draugė ateis. Ko riešutukų nori? Jo, visi riešutukai išleisti. Atėjai riešutukų, taip. Tuo išnešiu aš tau riešutukų, meškėnai nesirodo jų visą savaitę. Nieks nesuvalgo. Bet vavelytė jau riešutukų laukia. Oi, reikia išnešti riešutukų, taip. Na, o jūs mokinkitės kardinolų kalbą. Labai kardinolai gražiai čirška. Aplamai kardinolai įvairiai ten čirška. Pasimokinkit, papugaice. Čia yra patinėlis toks raudonas. Patelė būna tokia pilka. Su trupučiu paraudonavimu, bet tokia pilka.
Bet kokie jie gražus. Atskrenda pas mus. Aš dar dainuosiu, nors balsas prikimęs. Jo, šį kartą mane gerai užkabino. Senai tas buvo. Bet nieko, išgyvensime. Vyras žveikia iš mane, sako, tavo balsas kaip pragertas. Sako, jo, tavęs nėra, geriu. Geriu. Sako, pilnas garažas alkoholio, tai dabar galiu savo švęsti. Nu. Nieko nepadarysi, yra kaip yra ir aš susirgu būna kartais. Nu, senai šiaip, man taip tikrai senai. Nieko nepadarysi. Tai va, ką naudingo šią savaitę nuveikiau, tai sukūriau jums tą video filmuką apie praktiką vieną. Tai aš manau, kad kam reikės, tas pasinaudos, kam nereikia, tas nesinaudoja. Ne? Čia labai viskas paprasta iš tikrųjų. Kas toliau užsiema magija ar dar kuom nors užsiema, nu tas užsiema, argi čia privalau kam ką nors pasakoti ir aiškinti, kad jūs negerai gyvenate. Juk aš niekam nekontroliuosiu gyvenimo, ne. Jūs, kaip sakant, patys atsakot už savo veiksmus ir taip toliau. Man tai kas, aš tai suteikiu galimybę žmogui susitvarkyti ir viskas. Pas mus žinokit, šiandien pliusas, +2, ar daugiau net bus, aš nežinau. Ištirps sniegas ir po to vėl, žinokit, mačiau iki -20. Toks jausmas, kad negali net savaitgalį kažkur išmauti, nes, nu ką žinau, šiaip tai, aš jau taip pat taip sergu, ne? Ar tai blogiau bus, ar geriau bus? Ar koks skirtumas, ne? Nu jo, pasakiau, pamačiau taip garsiai, nesąmoningai. Tai ką aš norėjau pasakyti, ką aš norėjau pasakyti? Kad man atrodo šis video filmukas bus labai toks trumpas. Nežinokit, kažkaip tai nėra minčių, ką pafilmuoti, apie ką ten pakalbėti, ar kažkur į parduotuvę mauti. Nežinokit, nėra jėgų kažkur mauti ir kažin ar mes kažkur mausim. Su tokia mano savijauta, aš nežinau, kaip vyrui ten sekasi. Vakaris negrįžo vakare. Šiandien gal grįžo, gal rytoj grįž, nežinau. Tai net papūgos taryba. Tai galvoju, aš nelaikysiu tą likutį tokį kažkokį, vat, iš to seno laiko. Kitą, kaip sakant, vlogelį pradėsiu nuo šviežių, kaip sakant, naujienų. Ir viskas. Tad manau, šiam kartui tiek. Ką galiu dar pakalbėti? Apie musmerytės. Gaila, kad Lietuvoje jas uždraudė, bet, nu, ką padarysi? Žmonės išradingi, aš manau, ir nieko čia nepakeisi. Drausk nedraudės. Žiūrėkit, būtų toks dalykas, jei uždraustų alkoholį, kas būtų. Aš manau, samagono padaugėtų. Tai va, taip va. Drausk nedraudės, žmonės išradingi, taip. O aš ką? Mano tas tiekėjas, kaip sakant, jisai perkelia savo bizniuką į Latviją. Kol kas ten neuždrausta, tai per Latviją jisai man atsiūs. Reiks susirašyti, kad man atsiūstų, kol jisai dar turi tų grybų, kol jisai ten neišpardavinėjo visko. Nes žiūriu Facebook'e visur, ne tik Facebook'e, žiūriu YouTube'e, tik apie grybus, visi apie grybus. Nu, galvoju. Mačiau iš tikrųjų grupį jau iš anksto, gal nuo sausio kelintos, kad išėjo tas įstatymas, žodžiu. Išgyvensim ir be grybų, ne? Su grybais, bet, kaip sakau, žmonės gudrus, suras būdų. Kam nereikėjo, tam ir nereikės, o kam reikėjo, jisai ras, kur jam reikia ir viskas. Čia visų nesugaudys ir visų nesusodins, ne? Bet toks geras anekdotas naujų metų, kaip sakant, proga. Jo. Šią gaidelę tokia vat sergančią ir užbaigsiu šitą vlogelį. Ačiū už dėmesį, kaip sakant. Tikrai labai faina iš jūsų matyti komentarų, tiek dėl svorio, aplamai dėl visko. Aš tikrai vertinu
visus jūsų komentarus ir jūsų netgi komentarai man duoda tam tikrų minčių tikrai. Tikrai. Galbūt aš taip nedarysiu, kaip jūs rekomenduojate, bet žinokit, tie komentarai man duoda minčių. Tai manau, kad aš tomis mintimis pasinaudosiu, bus matyt. Jau kai ką Inga sumastė iš tikrųjų, bet reikia pasveikti. Kol kas va tokio sporto neįtraukiu, net vaikščioti negaliu išeiti, o labai norėčiau. Aš tik tais atidarau langą, prasivedinu žodžiu, bet išeiti lauką bijau, nes atrodo nieko, va išėjau valandą pasivaikščiu ir viskas, ir geriau nebuvo. Tai kol kas nelysiu aš labai smarkiai tą lauką su savo bacilom, kol kas išbūsiu namuose. Išvirškinsiu visas tas bacilas. Labai faina, žinokit, kad jūsų daugėja, dabar pasižiūrėjau per savaitę laiko, ar per kiek čia to laiko, ar tai 20 prenumeratorių, kad žiūri skaičius jau kitoks. Jau kažkoks kitoks skaičius, va atkreipiau dėmesį. Taip, tai nelabai aš žiūriu iš tikrųjų, bet žiūriu, jau tuoj bus 300. Nu, ne tuoj, bet jau žiūriu, kad, jau kyla skaičiukas. Nu, faina, aišku, malonu, nu, kaip pasakyti. Man tikrai faina, žinokit, kad jie atrodo atsisveikinu su jumis, ar ne, ir toliau aš kalbu. Man iš tikrųjų labai faina, kad mane užmato netgi šalia gyvenantis žmonės. Faina iš tikrųjų susidraugauti su tais, kurie irgi kūrė filmukus. Yra faktas tų kūrėjų, kurie labai, kaip pasakyti, žiūrėti nosį yra, bet čia jau jų pasirinkimas, negali nieko sakyti. Jie ten tagurėčia tos nosis, kaip jiem norisi. Man tai tas neaktualu, man tai neįdomu. Aš toks žmogus paprastas, bet nepaprastas. Aš iš tikrųjų vertinu nuoširdumą ir draugiškumą, o ne tai, kad į kamerą kalbu kokia aš nuoširdi, daleiskim. Vat už kameros pasakai ką kitą. Nes tai šiaip tai jaučiasi. Aš tokia tai jaučiu viską iš tikrųjų. Tai nuo manęs nieks nieko nepaslėps. Oi, gal nesusireikšminam gerai. Tvarkoju, Inga, nebesusireikšmink. Tai ačiū už dėmesį. Susitiksim kitame video vloge. Tikiuosi jau būsiu pasveikusi. Nekarksėsiu jums tokiu užkimusiu balseliu. Bus matyti iš tikrųjų. Tad gero jums savaitgalio ir iki kito karto. Ate.